Pasilikti ar išeiti. Čia tokia situacija, kai jūs esate santykiuose, bet jie visai netokie, kokių jūs norite. Kai reikia daryti pasirinkimą. Tikėtis ar paleisti, bandyti kažką keisti jūsų santykiuose, ar visgi paleisti ir kurti kažką naujo su kitu žmogumi. Na ir žiūrime situaciją. Jis ir jūs. Pirmiausia, žiūrime, ką galvoja apie jūsų dabartinius santykius jis. Ką jisai galvoja apie dabartinius santykius. Ir ką galvojate apie dabartinius santykius jūs. Na žiūrėkit. Šituose santykiuose jis jaučiasi suvaržytas, arba jis pats save į kažkokius rėmus kiša, ne, arba jį kiša aplinkybės į kažkokius rėmus, ne, bet jisai čia nesijaučia laisvės ir čia kardai. Ana, tiesiog pas jį gal ir baimės kažkokios tai yra dėl tų santykių. O pas jūs yra noras iš tų santykių išeiti. Jūsų nebetenkina situacija tokia, kokia yra dabar, ane? Ir jūs pasiruošusi kažkur tai į naujus krantus jau, ane? Iš tos situacijos, kuri jūsų nebetenkina. Gerai, ką jis galvoja apie jūs, kaip apie moterį? Ką jūs galvojate apie jį, kaip apie vyrą? Na, žiūrėkit, jisai galvoja apie jūs kaip apie žmogų darbštų, gabų, tokį, kuris eina ir daro, kuris nesėdi vietoj, kuris dirba ir dėl santykių, ir dėl finansų, ane? Nu, tiesiog toksai žmogus, kur pasiruošęs eiti ir daryti, nesėdėti vietoj. O jūs jį matote kaip tokį, nu, gal nebrandų, tokį, kuris užsidega greit, bet greitai ir užgesta, kuris, ta prasme, gali kažką tai pradėti, bet toj pat persigalvoti, nes jam pasidaro nebeįdomu. Ta prasme, jisai mato jūs kaip žmogų brandų, tokį nusiteikusi dirbti ir dėl santykių, ir dėl namų, ir dėl šeimos, ir dėl jausmų, ne, dirbti, kad kažkas gautųsi. O jūs matot jame tokį, galbūt lengvabūdiškumą, tokį nebrandumą. Gerai, kokie jo jausmai jums? Ką jisai jums jaučia? Kokie jūsų jausmai jam? Ką jūs jam jaučiate? Na, žiūrėkit, pas jį jausmai tokie, kaip pagal sutartį. Ką gausiu, tą duosiu. Jeigu jūs jam rodot kažką tai gražaus, mielo, švelnaus, ane, tai jisai jums atiduos irgi kažką tokio panašaus. Bet jeigu jūs nieko nedarysite, tai ir jis nieko nedarys. Čia toksai kaip, ką pasėsit, apjausi, maždaug pas jį va tokie jausmai. Ir čia netgi ne jausmuose esmė, bet galbūt susitarimuose kažkokiuose, ne? Ir pasižiūrėkit, pas abudu jūs iškrito vyresnieji arkanai. Tai va, pas jį va tokie jausmai jums, ne, kad jisai sveria. Ką jūs duodat, tą jisai duoda atgal. O pas jūs čia kaip jausmų viršūnė. Pas jūs jau yra taip, kad jūs jaučiate, kad tai, ką jūs jau jam davėte, daugiau pas jūs jau nebus. Jau čia yra pasiektas, nu, kalnas, ne, viršus. Ir jūs jau nebematot, kad ką jūs galėtumėte daugiau jam duoti. Pasaulio arkanas. Čia kaip ir užsidarote, ne, tokiam rate esate, ne, ir jūs nematote augimo. Ir jeigu jūs matote, kad niekas daugiau nebebus, nieko daugiau nebebus, niekas nebevyksta, jūs norite naujo etapo jausmuose, ne? Galbūt dėl to, vat, jūs ir galvojate apie išėjimą, nes jūs jau nebematot, kad gali būti dar kažkas tai. Gerai, kokie jo planai dėl jūsų? Ką jisai dėl jūsų planuoja? Lazdų karalius. Na, yra kažkokie tai planai, yra kažkas tai susijęs su eiti, daryti, gal net prisimti atsakomybę, nes jūs jį matote kaip lazdų pažą, ne, tokį užsidegantį energingą, o jisai planuoja būti kaip karalius, galbūt prisimti kažkokią tai atsakomybę, galbūt truputį į savo rankas kažkiek tai imtis veiklos, vadovavimo galbūt jūsų santykiuose. Ir čia vis dėlto karalius ugninis, aistringas, ne, jame daug ugnies, daug noro kažką tai eiti ir daryti, ir seksualumo daug. Nu, pas jį tos planuose yra būti galva jūsų santykiuose. Gerai, patarimą tada pasižiūrim jums, kaip jums elgtis dėl šitų santykių. Nu, jums irgi reikėtų mėgautis tuo, ką jūs turite. Tiesiog pasidžiaugti tais santykiais, galbūt jūs norite kažko tai daugiau, ne, ir jūs net neįsivertinate tai,
ką jūs jau turite. Gerai, dar tada pasižiūrime, kas būtų, jeigu jūs išeinate iš šitų santykių 6 mėnesių bėgyje, ar atsiras, pavyzdžiui, kitas žmogus, kuris jums labiau tiktų. Jo, atsiras. Iš karto taurių karalius, ane, toksai su meilė, su jausmu. Žodžiu, tas žmogus ir galbūt jisai duotų jums kitus jausmus, galbūt daugiau tokių emocijų, ko moteriai labai dažnai reikia, ne? O jeigu jūs pasiliekate šituose santykiuose, ne, kokie tie santykiai bus 6 mėnesių bėgyje, ar kažkas tai pasikeis? Ne, bus tas pats. Tas pats bus, kas ir yra, bus toksai aukso viduriukas, saikas, ne, ta prasme, viskas taip, kaip buvo, taip, kaip yra dabar, taip ir bus. Jokio pokyčio nėra. Na, bet kokiu atveju spręsti jums, kortos rodo tik tikimybės, sprendimus darote jūs, ar pasilikti šituose santykiuose, ar visgi iš jų išeiti. Bet, pagalvoti galbūt yra apie ką. Bet kokiu atveju linkiu jums būti laiminga. Dėkoju už jūsų laiką, širdutes ir iki sekančio karto.